Sveiki. Šiame pristatyme aš jums parodysiu, kas yra Lean esmė. Lean esmė yra pašalinti 3 trūkumus. Pirmas trūkumas tai yra šiukšlės ir kai kalbam apie šiukšlės turime omeny netvarkinguose sandėliuose ilgai ieškoma detalių, gamybos aptarnavimo metu genda įrengimai, spausdintuvai ir nėra planuojamas jų remontas, yra daug rankinio darbo, daug vaikščiojimų iš vienos vietos į kitą ir taip toliau. Kitas dalykas yra arba trūkumas, tai yra nelankstumas ir dažnai mes įmonėje dirbame nelankščiai ir piko metu, pavyzdžiui, atėję kur nors į įmonę, mes dažnai matome, kad darbuotojai išėję pietauti ir aptarnauja vienas darbuotojas. Arba, pavyzdžiui, didesnių užsakymų atveju gamyboje ypatingai tinka tai ir servisui yra nesureguliuojamas darbuotojų poreikis ir, pavyzdžiui, vėluoja gamyba arba neaptarnaujami klientai. Trečias trūkumas tai yra įvairovė, kuri yra įmonėse. Įvairovė mes turime omeny, kad tai yra to pačio užsakymo vykdymo laikas, pavyzdžiui, gali skirtis 2-3 kartus. Jūs, pavyzdžiui, nuvažiuojate į kokią nors Statoil degalinę, paprastai jūs ten gaunate standartizuotą paslaugą. Šiuo atveju, sakydami įvairovę, mes turime omeny, kad nuvažiuodami, pavyzdžiui, į skirtingas degalinės, mes gaunam vis kitą kavą, vis kitą paslaugą ir taip toliau. Kitas pavyzdys gali būti konkretaus darbo atlikimo laikas. Priklauso nuo paties darbuotojo, jis vieniems gali būti ilgesnis, kitiems trumpesnis. Tai kaip dabar pašalinti visus šiuos trūkumus? Pirmiausia, jūs turite susitvarkyti savo procesus ir nusibraižyti, kad būtų aiškiai matoma, kas ką už ką atsako. Ir čia jūs galite gauti net praktinį video iš internetinės svetainės www.4kaip.lt, kur ten yra labai aiškiai parodyta, kad kaip vyksta procesas ir kaip jį galima sutvarkyti ir turėti daug didesnę naudą ir 2 kartus padidinti efektyvumą. Kitas momentas yra, jūs turite stebėti kasdien rezultatus, kaip darbuotojai dirba, pavyzdžiui, koks yra progresas, geriau dirba, blogiau dirba, jeigu geriau dirba, kokios to priežastys, kam pasisekė labiau ir taip toliau ir taip toliau. Ir trečias trūkumas, kurį reikia pašalinti, tai yra aiškinti Lean esmę. Jūs turite pasakoti savo darbuotojams, kas tai yra efektyvumas, kas tai yra Lean filosofija ir kaip to galima siekti. Ir visas akcentas turėtų būti apie šiukšlių naikinimą įmonėje, apie tai, už ką klientas nenori mokėti pinigų. Ačiū.